Taip, tai mes tęsime pokalbių ciklą su Andrium Navicku ir Aušra Maldeikienė. Aušros svetainėje. Aušros svetainėje. Šalia mano tigro. Taip. Ir mūsų pokalbio tema, jau antras pokalbis šią temą, yra apie konservatizmo perspektyvas Lietuvoje. Tai kontekstas yra be abejo partijos pirmininkės arba pirmininko rinkimai. Ir šią progą mes norime pasinaudoti tam, kad galėtume šiek tiek geriau įvardinti konservatorių politinės alternatyvas, jų perspektyvas, o ne vien tik tai tam, kad išsakyti savo preferenciją kažkokiam tai konkrečiam kandidatui. Nes tokiu atveju partija praranda galimybę atsinaujinti kartu su nauju lyderiu. Tai pratęsiant šį pokalbį, aš noriu užduoti tokį klausimą, kuris apskritai yra apie konservatizmą ir konservatizmą Lietuvoje konkrečiai. Kai mes žiūrime į lietuviško konservatizmo ištakas po nepriklausomybės, tai toksai pagrindinis politinis motyvas, kurį aš matau, kuris buvo suformuotas tais laikais, buvo iš esmės atkurti tai, kas buvo sugriauta. Atkurti tai, kas buvo sugriauta visuomenėje, ir, sakykime, rekonstruoti kažkokio tai, tokio įgalaus visuomeninio veikimo galimybės laisvoje visuomenėje. Ir šis toks politinis devizas, ar ne, atkurti, išsaugoti, jisai ilgą laiką motyvavo konservatorius, bet kažkuriuo metu atrodo jisai bus išsikvėpęs, nes, klausimas yra, ką mes dabar dar turėtume atkurti ir išsaugoti, tai, ką mes galėjome atkurti, tai yra narystė Europos Sąjungoje, narystė NATO, tai čia tokie instituciniai reiškiniai, kuriuos mes pasiekėm, ir nuo to laiko toks susidaro įspūdis, kad tas motyvas atkurti ir išsaugoti, jisai praradęs yra savo bent jau akivaizdų politinį turinį. Bet pabandykim paklausti, ką šiandien turėtų bandyti atkurti ir išsaugoti konservatorius, nes, tas atkūrimas ir išsaugojimas yra konservatorių apibrėžimo, paties pavadinimo šios partijos, esmė, ar ne? Matai, tai iš tiesų tas atkūrimo puoselėjimo veiksmas, jis yra pakankamai, sudėtingas ir kartais jis primityviai suvokiamas, nes dažniausiai mėgstu sakyti, kad mes mąstome fabriko kategorijomis ir tas truputį atkūrimas, tai daugiau toks būna techninės detalės, tam tikrų kažkokio tai tokio techninio kažkokio tai elemento perkelimas. Ir galima sakyti, aš labai atsimenu, tie patys krikdemai, kai turėjo keletą tokių variantų. Ką reiškia atkurti partiją šiandien? Tai reiškia, ar atkurti tą partiją, kuri yra išeivijoje, kuri tęsiasi, ar atkurti tą partiją, kuri buvo, sakysime, nepriklausomai Lietuvoje tarp 18-40 metų, ar atkurti dar kažką. Ir tas suvokimas, kad atkurti, tai reiškia imtis tos pačios krypties, kaip žinai, tada yra toks žurnalas, buvo krikdemų leidžiamas Tėvynės sargas. Tai ta prasme, ką reiškia būti Tėvynės sargai šiandien, kai yra skiriasi pavojai, kai kažkas tai keičiasi, tai tada buvo toks kismas. Dabar, kai kalbam apie, labai gerai aš atsimenu, kai Kubilius kėlė, vaikščio ir iš tikrųjų tą kėlė klausimą, kokios ambicijos reikia Lietuvai. Mes tarsi buvo ambicija grįžti į Europą, grįžom, o kokios daugiau ambicijos reikia Lietuvai. Aš tai kažkaip tai sugebu matyti tą ambiciją ir man atrodė, kad Ingridos tas laikotarpyje buvo bent jau daromi kažkokie tai veiksmai. Aš tai vadinčiau įtraukios visuomenės toks kūrimas, arba būtent įtraukios visuomenės, kurioje mes galime būti visi, ta prasme, tokios aš vėl grįžti visuomenės kaip sodas kūrimas, kur irgi su tam tikra, kas man patiko labai Ingridos, pavyzdžiui, veiksmuose, kai buvo, pavyzdžiui, COVID-as, kai tikrai
nepopuliariai, bet visą laiką rūpinosi senukais. Nu, ta prasme, rūpinosi senais žmonėmis. Nes buvo galima eiti žymiai liberalesnių kelių ir tada sakyti, na, nu, čia, žodžiu, mums, žiūrėkime, kurie daugiau duoda mums, žinai, visuomeniai naudą žmonės tai yra. Tai man atrodo, kad yra tas, aš noriu pasakyti, kad konservatizmas neturi būti asocijuojamas su kažkokios tai praeities gabalo perkelimu. Ir va tas va yra, man atrodo, kai kalbame apie tikrąjį konservatizmą, kai va nacionalinis susivienimas sako, mes esame tikrasis konservatizmas. Ar kažkas pradeda, jie sako, mes turime kažkokias tai praeities vertybės, kurie vadina tradicinės vertybės, perkelti šiandien. Mano supratimu, mes turime atsakyti tą klausimą, vat, kas veikia tada ir žiūrėti, kaip veikia dabar, bet Aušrai leisiu. Taip, tai dabar Aušra, aš noriu perkelti šitą klausimą ir jums. Sutinkate su Andrium, kad iš tikrųjų tas perkelinimas, tai perkelinėjimas, na, tai tokia rekonstrukcija, praeities rekonstrukcija yra jau praeitas etapas ir dabar turime ieškoti, na, kas yra autentiškai išsaugotino tam, kad galėtume toliau vystytis kaip politinė bendryje. Aš iš karto man labai patiko, kai Andrius pasakė ir aš pagalvojau, va, puikiai surastas žodis, įtrauki, inkliuzija. Iš tikrųjų, nu, net ir tai melo ekonomikoje aš apie tai rašau, kad mes turime turėti įtraukias institucijas ir neturiu atsisakyti. Šis žodis ganėtinai yra nuvalkiotas, tai įvardinkit, kas yra ta įtraukioji visuomenė. Tai kada kiekvieno iš dalies ir tai, ką tu čia anksčiau esi minėjęs kitose pokalbiuose, kai sakydamas, kad teisės viršenybės principas, kad visi lygus prieš įstatymą. Ir tada, bet kartais ta lygybė prieš įstatymą, kai kuriam žmogui reikia daugiau, kad jis galėtų būti lygus prieš įstatymą, pavyzdžiui, neįgaliajam žmogui. Lietuvoje mes tikrai turim didelių problemų su psichiniais ligoniais, su jų teisių apsauga ir jų kaimynų apsauga. Ir čia atsiranda įtampos. Tai yra daugybė tų dalykų, kas normalioje vakarų visuomeniai daroma. Tik tai reikia suprasti vieną dalyką, kad mes niekada atsakydami į kasdienybės klausimą negalime padaryti taško, nes kiekviena diena yra vis kitokia diena. Ir tu kiekvieną dieną turi jausti, kad jeigu tu kažką padarėjai, tai nereiškia, kad jau tu padarėjai. Pavyzdžiui, tos pačios, čia tiek jau kelintą kartą sukeliančių diskusijos, tos pačios moterų teisės. Aš galiu jums pasakyti, kai aš buvau paauglė, sovietiniais laikais niekam nebūtų atėję, net mano labai patriarchaliniam tėveliui, kad mane reikia ruošti pirmiausia santuokai, o ne gyvenimui. Ir aš ėjau iš Antakalnio galo, važiavau į vienuolio vidurinę prie Rotušės, todėl kad buvo matematinė klasė ir tu turi mokytis. Ir tas, ką aš po to dabar kiekvienais metais vis labiau jaučiu, kad aš jau šitoje visuomenėje mes labai dažnai stengiamasi sukurti mums tokį labai arba tu tokia, arba tu tokia, arba tu karjeros moteris, arba tu šeimos moteris. Aš esu labai šeimos žmogus, man šeima yra absoliučiai prioritetas, bet ką aš galiu duoti, tarkim, savo sūnums, nebūdama ta mama, kuri skaito, kuri išsilavinus, kuri žino, kuri duoda. Atrodo, kad aš kalbu tokius dalykus, kurie iš pirmo žvilgsnio su konservatyvizmu lyg ir nesusieti, jie susieti. Jie būtent tas momentas, kad dabar mes turime mokytis visi kartu ir ieškoti būdų, kaip kiekvienam padėti atsiskleisti, tas įtraukumas. Ir, pavyzdžiui, kad aš dabar, būdama 66, pradedu jaustis blogiau ne tada, kada buvo 30 metų ir griuvo tas sumauta Sovietų sąjunga, aš dabar turiu mažiau teisių, nes man kažkas leidžia savo nurodyti, ką aš daryti, tai žinokit, man irgi yra klausimas. Dar kartą kartuoju, dabar aš uždaviau savo klausimą, aš neturiu atsakymo. Aš jo ieškau ir ieškosiu ir gal apie tai pamastysiu, bet žodis įtraukus tavo pasakytas yra tobulas. Tik jo turinį reikia skleisti visai. Tai čia galim išplėtoti šią temą. Andrius Kubilius vėlgi kažkada tai minėjo, kad, sako, jeigu žiūrim į tas išsivyščiusias vakarų visuomenės,
sakykime, į Skandinavijos visuomenės, tai ten mes matome labai aukštą savanoriškos veiklos lygį. Daugybė žmonių įsitraukia ne į vieną, bet į keletą savanoriškos veiklos sričių, kažkokių tai organizacijų, kuriuose skiria savo laiką būtent tokiem visuomeniškai ir politiškai svarbiems reikalams įgyvendinti, pagal savo preferencijas ir panašiai. Lietuvoje šis reiškinys yra žymiai silpnesnis, nors jisai irgi yra, savanorystė irgi yra ir nevyriausybinės organizacijos, bet man susidaro įspūdis, kad mes priėjom kažkokią tai ribą, kur natūralūs reiškiniai, kurie mūsų visuomenėje vienaip ar kitaip egzistuoja. Tarpusavio nepasitikėjimas, pavyzdžiui. Piliečių jausena, kad jie yra neįgalūs veikti politinėme lauke, kad jų balsas į dangų neina, kitais žodžiais tariant, kad jų kažkokios preferencijos politikai nesiklauso į tai ir dėl to jų politinis veiksmas yra beprasmiškas. Tai grįžtant prie klausimo apie tai, kuo turėtų rūpintis konservatorius, ar jums atrodo, kad tas tarpusavio pasitikėjimas arba piliečių tarpusavio pasitikėjimo stygius yra viena iš esminių Lietuvos problemų? Labai gal keistai atrodė, bet aš šito tikrai nesigailiu ir toliau kažkaip tai dėl to nerimauju, kad reikia tęstinumo, kai aš Seime, mano pagrindinės klausimas, kaip krikščionio, tarsi ir konservatorių, buvo psichologinė gerovė. Ir atrodė, kaip čia tu gali, prie ko čia konservatizmas ir tas. Bet man atrodo, visą, kad tu dabar kalbi apie tai, kad nemeilė savo, ta prasme, arba nemeilė kitam, jis tada tu ir nepadedi kitam. Ta prasme, kad pas mus yra, mes labai daug kalbam apie aplinkosaugą, apie tai, kad aplinkosaugoje reikia tenai, yra visokių tenai, reikia būti ekologijos, bet kalbėti apie dvasinę, tokią psichologinę ekologiją, elementarų tokį, žinai, atsigrėžimą į mūsų natūralų rūpestį savimis yra labai svarbus, nes kodėl, nes vėlgi, kame atsiranda problemų? Čia, aišku, daug galima kalbėti, kai kalbama apie Europos Sąjungą, kai grįžimą į Europos Sąjungą ir kodėl kai kurie žmonės pradeda su Europos Sąjunga, pradeda tampa alergiški dar. Kai labai sunku pereiti nuo fabriko prie sodo, kai vis tiek yra fabriko instrukcijos. Turime, Europos Sąjungoje labai yra daugybė instrukcijų, kaip žmonės mato. Iš esmės čia panašiai, kad mes galime galvoti, žinai, toks yra vaizdinys, bet žiūrint, kad ten tau parašys, kaip turi žolė augti, kaip turi augti medis ir tada tau atrodo, kad tos visos instrukcijos, gyvenimas pagal instrukcijas, tokia instrukcijos mąstymas, jis tada ir tavo iniciatyvą kažkiek tai atmuša ir kita vertus tada duoda iliuziją, kad galima deklaracijom, instrukcijomis veikti tikrovę. Aš čia ne tiek, kad kritikos sakydamas, bet ką aš labai aiškiai matau, pavyzdžiui, grįžtam prie to pačio įtraukiosios visuomenės, pavyzdžiui, eikime prie kokio įtraukiojo ugdymo, kas yra viena iš to esmė, bet geriausia, kai mokytojas pasakys, bet aš turiu duoti, man sako, kiekvienas vaikas yra skirtingas, kiekvienas vaikas yra dovana kitam vaikui ir visi kartu jie formuoja kažką tai, gražaus kartu, bet tu duok instrukciją, kaip tai padaryti veiksmingai. Ir tada tarsi vėl viskas sugriūva. Ir tada vėl klausimas, tu duok mums, atsakyk, duok schemas, ataskaitas, instrukcijas, kaip viskas tai vyks. Tai tarsi mes kūrėme vieną tikrovę, bet, sakysim, naudodamis kitos tikrovės įvaizdžiais. Ir dažnai tai ir yra, kai mes kalbame apie visuomenę, politiką, mums tarsi, bet ir jeigu mes neatsisakom tokio, labai primityvaus sėkmingumo, veiksmingumo įvaizdžio, iš tikro gaunasi labai didelė sujauktis. Tada ateina Trumpai, ateina tie sveiki nacionalistai, apie kuriuos mes kalbėjome praeitą kartą, ir jie sako, o mes geriau padarysim mes jums parodysim, ta prasme, kažkokius tai rodiklius, mes tada įvestime tvarką, kurios jums tarsi trūko. Bet aš bijau, sakau, čia galbūt jau truputį nuėjimas truputį į kitą pusę, bet aš labai norėčiau, kad jos mes ir nepamirštume. Aušra, man atrodo, kaip kažką geresnio ir protingesnio pasakys. Čia tos atvejais, kai iš vis nelabai žinau, ką pasakyti. Todėl, kad čia yra labai sudėtinga.
Aš gal tiesiog pradėsiu, pasiremsiu tavo tą analogiją šiuo atveju, aš nežinau, čia net ne metafora, čia greičiau analogija, kai tu pasakai klasę, kuri yra vaikai įtraukimo. Na, aš esu žmogus, kuris kai buvau pirmoji klasėje, kurią aš baigiau tiesa 1 5, bet kai aš atėjau į klasę, tai buvo paruošti dokumentai į pagalbinę mokyklą, nes visi suprato, kad aš negaliu išmokti skaityti. Aš esu ta klasikinė absoliuti disleksikė ir man tai yra didelis darbas. Mano sūnus irgi buvo nusiųstas į pagalbinę klasę kaip žmogus, kuris yra neteisingas, taip? Disleksija yra dabar jau dar visą rašo sutrikimas, bet tai jau nebe sutrikimas, tai yra neurofiziologinis smegenų tipas. Daugelis disleksikų, apie 80% turi taip vadinamą aktyvumo ir dėmesio sutrikimą, kuris pas mane yra gana aukštam laipsnyje ir mes labai linksminame su mano psichoterapeutu aptardami, kaip aš iš tiesų labiausiai, sakė, tu nutraukinėjai žmonės, bet mes sutikrinom, visur taip rašo, aš nutraukinėjau tik tada, kada man iš tikrųjų pokalbis įdomus. Todėl, kad aš žinau, kuo tas žmogus baigs ir aš su juo šneku. Ir aš vieną kartą labai nuostabiai prisiminiau, kaip mes su Ingrida, mes galime su Ingrida šnekėtis abi vienu metu ir vieną kitą girdime ir eina tekstas. Iš šono atrodo fantastiškai kvailai, bet realiai mes sugaunam. Ar tas tie mano dar prieš 10-20 metų buvę trūkumai, man kartą dėl mano jaunėlio sūnaus pasakė, jėzuitų gimnazijoje viena mokytoja sakė, šiaip tai, kai vaikas rašyti neišmoksta, tai jis yra tinginys paprastoje šeimoje, o kai šeima jau tokia elito, tai tada visokių prigalvoja diagnozių. Ne diagnozė, bet kartu tas įtraukumas reiškia, kad jeigu klasėje jau pas jūs sėdės 3 vaikai su tos aktyvumo dėmesio sutrikimu ir jie darys klasėje, kas jiems į galvą ateina, tai jūs klasėje turėsit chaosą. Yra daugybė psichologinių tyrimų ir čia tarp kitko visai politikai tinka. Kodėl aš kartais praeitą kartą pasakiau su ironija, aš esu Maldeikė, ne politikoje. Aš labai gerai suprantu savo privalumus, aš esu 1000 kartų kūrybiškesnė už daugelį kitų žmonių, nes aš tiesiog gimiau tokiais smegenim. Bet man tai padaryti ir priversti girdėti kartais yra sudėtingiau, nes žmonės mane kitaip mato. Tai suprantate, ir aš, pavyzdžiui, taip ir neturiu savo atsakymo. Aš vien mokykloje dirbau 13 metų mokytoje. Ir aš įeidavau į klasę, mano pirmas darbas būtų, ačiū Dievui, jėzuitų gimnazijoje mes melsdavomės su mokiniais prieš pamoką ir kartu su jais kalbi maldą, aš stoviu prieš juos, aš aiškiai matydavau jų akis ir aš atsekdavau, kuriam tą dieną yra blogiau. Čia irgi mano, tos aktyvumo dėmesio sutrikimo, kuris kartais yra didesnis dėmesys domana. Aš matydavau, kuriam vaikui blogai ir visada žinodavau, kad šito neliesk, šitą nuskriaudė, gal namuose blogai. Bet į ką aš lenkiu, tai yra juodas, labai sunkus darbas. Ir jis, kada daromas taip, visus įtraukėme, sugrūdami klasę, mažiausia problema, jeigu ten koks vaikutis, pas mane yra buvęs mokinukas, kuris buvo, mažučio labai ūgio ir neturėjo galūnių, dar kažko visokių ten fokusų pasitaiko. Bet tai čia paprastas dalykas, bet jeigu tie vaikai yra socialiai apleisti, jeigu vaikai dažnai skundžiasi ir tokiais dalykais, tikrai, kad jie mokykloje bijo eiti, nes namuose yra toks skurdas ir vargas, kad jų rūbai dvokia ir jų nieks nepriima. Tai šitas dalykas turėtų būti tai, ant ko kiekviena partija statytų savo mąstymą, ypač krikščionišką. O jau tada mažiausia smulkmena bus ir Stambulo konvencija, kuri tiesiog sako, nemušk žmogaus, nes jis skursta, arba nedaryk homoseksualiam asmeniui kažkokiu tai ten baudų už tai, kad jis to. Tai jeigu aš teisingai jūs suprantu, jūs iš esmės pritarėt, Andriui, kad kažkoks tai psichologinės gerovės lygmuo yra būtina sąlyga tiek politiniam aktyvizmui. Aš pasakysiu taip, mes esame turtinga visuomenė. Man labai nepatiko, kai Krikščiūnas prisistatydamas partijos rinkimuose tenai kaip dalyką pasakė, kaip nuopelną, kad mes jau dabar esame kaip ten kažkas ten jau centrinė Europa, jisai sakė, jau Portugaliją nunešėm ir taip toliau. Nunešėm Vilniaus centre. Taip nunešėm, kad Briuselėje tokios brangios kavos nėra. Bet
tie žmonės, mano supratimu, kurie rajonuose guodžiasi, jie guodžiasi ne tuo, kad jie blogai gyvena. Jie gyvena daug kartų geriau. Jie guodžiasi tuo, kad jie negirdimi su jų mažom bėdom. Tokiom, nes mes jiems pasakom, žiūrėk, kaip geras gyvenimas, bet baisi nelygybė. Tas pats mokytojas, jis yra pervargęs. Ateina visokios, nuo konservatorių ministrė buvo baisiai prasta. Jinai mokytojams į akis pasakė, mokytojai sako, mes nesuspėjam. Buvo toks dalykas, žiūrėkit, konservatoriams kalbam, tai svarbu pasakyti. Šiugždinieniai mokytojai, geriausių mokyklų vadovai sakė, kad ponė, mes nespėjam įtraukaus padaryti dar todėl, kad buvo karantinas ir dar ukrainiečius vaikus reikėjo įtraukti, mes labai daug dirbom. O jinai sakė, toks partijos sprendimas. Visi žodis toks buvo partijos sprendimas ir turim šiandien padaryti. Klausykit, yra komunistka pagal savo apmąstymus. Tai čia jūs įvardinat šiek tiek kitą aspektą negu Andrius, nes Andrius kalbėjo apie psichologinę gerovę, o jūs kalbate apie psichologiją. O ką jinai įžeidė tos visus mokytojus, kuriems reiks eiti kalbėti su vaikais? Bet ištaka to, apie ką jūs šnekate, tai yra labiau ekonominė atskirtis. Ne, tai yra ištaka negirdėti žmonių. Žmonės sako, mes padarysime, o jiems sako, partija nutarė ir pirmin. Suprantat, mes esame jau tikrai tiek turtingi, kad turime daug daugiau dalintis, absoliučiai mano supratimu vienareikšmiškai. Dėl to tai yra gėda, kad konservatoriai nesutvarkė mokesčių įstatymų pataikaudami tikriems liberalams, nes yra absurdas, totalinis ir gėda. Sutvarkyti šitą klausimą reikia krikdemiškai. Turtingieji turi mokėti daugiau. Ir visokių Leontjevų pastoviai metami kliedesiai, visokie pseudo institutai be vieno mokslininko ir ne vieno mokslinio straipsnio. Yra toks laisvos rinkos institutas. Jie yra blogis. Tai partija turi su šituo kovoti, jeigu jinai jau konservatyvi. Ne, ką aš norėjau pasakyti, žinai, apie tą, kai apie įtraukėją, tai, sakysime, yra gerovės valstybė, vėlgi, bet labai yra nuvalgiotas tas terminas, bet aš noriu pasakyti, kad ir aš labai žiūrėjau, žinai, žinoma, net tą pačią Skandinaviją, kartais Skandinavijos variantas vadinamas, žinai, ten tuo kaip kamanė. Sako, kaip gali skristi, žiūrėkite, kiek jūs ten pinigų skiriate ten socialiniam dalykam ir apskritai, kaip čia mokesčiai, kaip apskritai tai gali veikti. Gali veikti, jeigu tu, aš ką sakau psichologinį, jeigu tu normaliai dėmesį pradedi skirti prevencijai, ta prasme prevencijos dalykais, jeigu mes elementariai pradėtume kalbėti, daugiau kalbėti apie moterų situaciją, kai sakėm, apie tai, kad iš tikrųjų pripažįstume, kad mačizmas yra problema tiek vyrams, tiek moterims, mes sutaupytume labai daug pinigų, netgi ir pinigų, galvojant, psichologinė gerovė, tai aš turiu omeny, kad tai, kas pradėta, kariška pagalba šeimai, kariška normali pagalba šeimai, tai nėra tik pasisakymas, kai kartais daro mūsų kai kurie veikėjai, sako, reikia daugiau gimdyti vaikų, žinokit, šeima yra svarbu, palaukit. Tai yra elementarus dalykas, kad kai mama pagimdo, ką mes jau pradėjome, ir galbūt patiria depresiją, kad įgautų kažkokią tai paramą, kad tu žinotum, kad tu gautum paramą ir galėtum būti geresnis tėvas, mokytumėsi vis būti geresnis tėvas. Pavyzdžiui, yra nuostabus tokia modulinis ten paauglystėje pagalbos priemonė, kuri iš esmės duoda priemonę traukiant ir mokyklą, ir mokinį, ir visus kalbus. Mums reikia, aš psichologinę gerovę, tai ką aš turiu minėti, tai nėra kartais psichologija suvokiama toks, žinai, tai yra investicija į santykius. Tai yra pirmas daiktas mokyti, brandinti mūsų santykius, nes santykiai yra tai, ką mes labiausiai turime ir kas formuoja. Tada atsiranda pasitikėjimas, galimybė pasitikėti. Tada gali kalbėti apie tai, kad atsiranda suvokimas, kad jeigu aš esu, sakysime, taip savim pasitikiu ir nesijaučiu kažkokiu tai tenai traumų, aš ir mokesčius kitaip moku. Elementariai aš turiu minėti, kad psichologinė gerovė, aš nesakau, kad tai yra toks labai siauras dalykas. Kitas tas dalykas suvokimas, kad kitas žmogus yra dovana, kaip su tuo integraliuoju mokymu, apie ką įtraukiuoju, ką mes kalbėjom. Viena vertus, jo visa idėja yra ta, kad kiekvienas mes turime specialius poreikius, bet turėdami kiekvienas mes, būdami skirtingi, galime kažkaip tai vienas kitą auginti. Bet tam taip, tada atsiranda problemos, kad jeigu atsiranda tam reikalingas, kaip sakyti, tai negali paleisti kaip ir sodo augti, bet kaip ir Aušra minėjo. Jeigu atsiranda vienas žmogus, kuris tenai yra absoliučiai chuliganiškai tenai nusiteikęs ir viską gadina ir mes paprasčiausiai labai
kaip sakyti, taip tolerantiškai žiūrim. Nu, ką padarysi čia, tegul visi kenčia, nu, maždaug. Ne. Bet mums reikia taip. Tai yra blogai. Taip Ne, tai negalima. negali būti. Tai aš Iš sakau, tų, tai nes tada iš tų gerųjų, ta prasme, mokinių, tai atimama galimybė eiti į tai va, priekį. vienas, bet kas vat yra, vat kas man labai užstrigo ir kas labai yra svarbu, ir vat kur vat yra konservatorių ir atsinaujinimas reikalingas. Tai pirmas atsinaujinimas, sakau, mes kalbam apie kitus, bet atsinaujinimas mūsų skyriuose reikalingas, Taip. kad mūsų skyriai pajustų augant, kad jie pajustų, kaip sakyti, kad jie turi orumą tam tikrą. Nes jie dabar to orumą yra, nu kaip sakyti, elementariai atidavę, praradę, jie vykdo instrukcijas, kartais jų nesupranta, kartais jie yra užmiršti ir ko labiausiai dabar skyriai kalba apie naują pirmininką, ko jiems reikėtų, kas buvo blogai labai Gabrieliaus laikotarpiu. Nepaisant Gabrieliaus geros, ten sakysim, veiklos užsienio reikalų ministro poste, bet skyriai nematė visiškai savo pirmininko. Pirmininkas nebuvo lyderio, nebuvo lyderis visiškai su savo partija, jis nebuvo šalia. Ir jie tada, žinai, tapo tik tai stebėtojais, tada, kai vyko kažkoks elitas, kuris rodomas televizoriuje arba kompiuterio ekrane, mes stebime ir mes nieko negalim. O kai mes nieko negalim, mes jau nieko nebenorim, mes jau nieko mes apaugame, mes jau nieko šitas. Ir tas skyrių, grąžinti į skyrius tą tokį pasitikėjimą, suvokimą ir džiaugsmą gale būti partijoje. Vienas dalykas. Kitas dalykas, kalbant apie regionus, Kauša labai teisingai sakė. Čia mes kalbam ne apie tai ir ta mūsų žinia kartais yra, mes gyvenam geriausiai visame pasaulyje. Nu, gera ta žinia, bet palauk. Bet ta žinia ne ta, kad tam žmogui, kuriam dabar yra kažkas, tai jis kažko nesupranta, blogai sprendžia problemas, jis nežino, kaip nuvažiuoti, paštas užsidarė ar dar kažkas, jam visiškai ne apie tai žinia. Kad kažkas tai turi ateiti ir pasiklausyti, paklausti, žmogau, kaip tu gyveni, kaip yra, ką mes galim galbūt daryti. Ir jis tik tai suvoks tada elementariai dalyką, kad jis gali kai ką padaryti ir savo, ne tik stebėti, kai ką galima, iš tikrųjų, kokios jam pagalbos reikia. Pavyzdžiui, kai kalbam apie uždarimą kaimo mokyklų. Tai iš principo yra, tikrai žmogui sėdinčiam kaime tai yra puikus dalykas. Iš esmės idėja yra tarsi, kad jo vaikas gautų geresnį išsilavinimą. Bet praktikoje, kas yra, praktikoje jis mato, kad jis vaiką tą patį turi vežioti kažkur tai toli, čia neliks gydytojų, neliks mokytojų, jis girdi tą žinią ir apie tai reikia jam kažkaip ir politiko pareiga yra išversti tą kalbą, jo suvokti, kad kas su konservatoriais blogai. Mes visada sakom, mes darome vardan tavęs. Nu, aš irgi turiu savo mamą, myliu, bet ji labai mane traumavusi ir aš sakau, toks man santykis su ir dar kovoju, kuri visą gyvenimą darė, kas man geriau. Tik neklausė manęs, kas man reikalinga. Ir ji visada sakydavo, jeigu yra kokie nors poreikiai, duodavo valgyti. Išau, nes turėjo problemą, kad pati buvo ten, badavo ir ten buvo problema. Bet taip yra, kad konservatorių partija dažnai duoda kiekvienam žmogui tai, ką jį mano geriausiai, nes mes valstybininkai ir mes tada suteikiam tam žmogui. Ir mes žinome. Mes žinome už tą žmogų, kas yra geriau. O kad žmogus pradėtų išgirsti, kad žmogus šiandien nejaučia, kad valstybė yra jo pusėje. Supranti, yra, kad būti jo pusėje, tai reiškia ne tik tai daryti galbūt teisingus dalykus, bet kad tu kalbėti ir su juo, kažkaip tai, atrasti, išgirsti jį. Ir tokio atsinaujinimo partijai mums šiandien reikia. Pirmiausia, kad skyriai atsigautų, sakysim, atgautų, kad žmonės išgirstų. Mums nereikia tokio atsinaujinimo kartais, kai sako, mes turime pakeisti ideologinę ten pusę, ta prasme, nustoti būti liberalus. Nes, kai mes ir kalbėjome ir praeitą kartą jau, tas sakymai, liberalus, konservatyvus, krikdemiškas, jie yra labai santykiniai. Ta prasme, nėra tokio pasakymo, ką reiškia, mes nustokite būti labiau liberalus. Ką tai reiškia? Andriau, jeigu aš tave teisingai supratau, tu sakytumei, kad konservatorių atsinaujinimui svarbesnis yra ne tas ideologinis ar pasaulėžiūrinis kažkoks tai atsinaujinimas, bet labiau veikimo būdas, labiau įgalinantis žmogaus orumą gerbiantis veikimo būdas, kuris tada gali sukurti ir prielaidas politiniam aktyvizmui ir pasitikėjimui tarpusavyje. Ar jūs sutiktumėte? Aš taip vienu sakiniu pasakyčiau, taip, mums partijoje nereikia prastų klebonėlių, kurie bobutėms nurodo, kaip joms gyventi. Mums reikia žmonių, kurie kartu su kitais žmonėmis, kiek tai įmanoma, kartu masto, kaip padaryti tą gyvenimą geresnį. Aš manau, kad jeigu tu nueisi su širdimi pas ką nors kaime, tie kaimai dabar tokie, žinot, duok Dieve, tai, žodžiu, ir ten pakalbėsi su tėveliais, kad žiūrėkit,
mes uždarom mokyklą, jūsų vaikas bus vežamas, gal ten laiko problema, gal dar kažkas, gal ieškom kažkokio sprendimo, bet jūsų vaikas gaus geresnį išsilavinimą. Tai jau yra daug, bet yra ir kita partijų pusė. Ir jinai yra tragiška. Ir kur tarp kitko yra mano supratimu žiauriai prieš krikščionišką laikyseną. Tai, kad Lietuvos konservatoriai remia privatų vaikų ugdymą valstybės sąskaita. Tai reiškia gilina tikrąją nelygybę. Tai yra tie vaikai, kurių tėveliai gali mokėti tikrai didelius pinigus, jų vaikai gauna jau radikaliai kitą išsilavinimą palyginus su tais vaikais, kuriems nelieka to ugdymo. Ir va čia irgi, o partija tai tame iš tikrųjų labai dalyvauja. Bet patikslinkit, kaip jie remia, kuria prasme jie labai ramiai subsidijuoja. Visos taip pat ir konservatorių valdomos savivaldybės moka, vietoj to, kad statytų darželius ir padėtų visiems vaikams turėti lygų, jie moka už auklės namuose kompensacijas, už privačius darželius. Mano supratimu, tai yra nusikaltimas prieš Dievą. Todėl, kad tos šeimos, kurios yra, aš, pavyzdžiui, tikrai mano ta istorija, pirmokės mergaitės su ryškia disleksija. Už mano nugaros stovėjo labai gera šeima, labai daugybė knygų, tos pačios vienuolės ir dar kunigėlis. Ir jie mane per pusę metų atstatė į normalę. Jeigu aš būčiau iš silpnesnės šeimos, kur nebūtų visi aplink su inteligentai, su daugybė knygų, žinot, aš ir būčiau baigus Vidmantų pagalbiniai mokyklai. Lietuvoje gal būtų daug žmonių dėl to džiaugiasi, bet mane būtų išmokę siuvėją. Iš manęs labai prasta siuvėja. Tai aš rezumuojant, tik tai bandau perklausti jūsų. Normali krikdeminė partija turi visais įmanomais būdais palaikyti visų pirma visų vienodą išsilavinimą. Aš už tai, kad būtų privačios mokyklos ir mano vaikai tokiuose mokėsi, bet tada jau yra tėvelių pilna atsakomybė. O bendri mūsų pinigai, ypač kol tokie maži mokesčiai ir toks menkas perskirstimas, visi pinigai švietimui turi eiti būtent į tas mokyklas. Nes dabar tos valstybinės mokyklos iš tiesų ir mokytojų netenka labai dažnai. Būtent todėl, kad yra, mokytojai perteka į privačias. Tai čia yra toks labai sudėtingas kompleksinis veiksmas. Ar šnekėjo kada partija vidų to klausimu? Leiskit man konkrečiai jums užduoti. Tai reiškia, jūs sakote, kad mokinio krepšelis, kurį iš tikrųjų savo mokesčių formą sumoka visi Lietuvos tėvai, nesvarbu, ar jų vaikai mokosi viešojoje ar privačioje mokykloje. Ar jūs sakytumėt, kad mokinio krepšelis neturi tekti privačioms mokykloms? Aš sakyčiau, kad mokinio krepšelis vaikui turi tekti, šiuo metu tarp kitko kai kuriuose privačiuose tenka, kai kuriuose netenka, bet iš biudžeto papildomai remti auklių, nestatomų darželių, išmokų po 100 ir 150 eurų, kad vaikas privačiam darželėje būtų. Ne. Ir žiūrėkite, kai darė 15 metais, aš tada jau kalbėjau tai, ką dabar šnekau, aš tada buvau Vilniaus tarybos narė, labai kategoriškai prieš tai buvau. Jie tada sakė, 2-3 metai mes pastatysim daug darželių. Ne, per tą laiką tik padidino pagalbą privatiems darželiam. Kai kas pasidarė milijonierius, konkrečiai iš tikrųjų tai yra gėda, kada partijos pirmininko, aš labai myliu Gabrielių kaip asmenybę, bet kada jo žmona yra milijonierė būtent todėl, kad mes paėmėm pinigus ir atidavėm jos tiems turtingų tėvų vaikams, kurie ir šiaip gali į Mortos mokyklas eiti, mano supratimu yra baisus nusikaltimas. Aš esu apie tai daug kart rašius ir galiu tik pakartoti. Aš tai girdžiu, nežinau ar pritariu, tai reikia pamastyti, nes pavyzdžiui... Tai nėra kur skubėti. Nes dėl ko? Nes aš girdžiu atsakymą, sakau, aš per rinkimų kampaniją daug labai irgi girdėjau, kalbėjom apie privačius ir ten girdėjau kalbėjimą, ten argumentai yra, kad jie kaip tik neremiami, arba dar ten turi būti. Tai aš sakau, aš tai vietoj, sakau, esu tikrai, vadinkime, per mažai žinau, kad galėčiau, ta prasme, aš tikrai tikiu aušra, bet, ta prasme, bet kitas dabar dalykas, kur su mokyklom, arba apskritai su mūsų konservatizmu ir mūsų įtraukumu yra problema, kad
daroma, taip yra tas atotrukis tarp savivaldybių ir nacionalinės valdžios vadovų. Nes, pavyzdžiui, dabar mes priimame gražius nutarimus, pavyzdžiui. Taip turi būti, kaime, turi būti pavėžėjimai, turi būti arti O žmogaus, ne mes turime visada yra. rūpestis savivaldybė, kuri yra dažniausiai, yra, sakysime, jeigu ypač nacionalinė politika yra skirtingų partijų atstovai, jie tada elementariai jie to nedaro ir sako, žiūrėkite, čia priėmė vyriausybę, jie tegul tuo ir rūpinasi. Ir žmogus galiausiai gaunasi taip, kad jis žiūri, kad, kaip jūs sako, iš manęs dabar atima akušerį, iš manęs sako, kad tai man bus geriau, bet aš nelabai suprantu, iš manęs atima paštą, sako, kad tai bus geriau, bet per kur tai geriau, žmogus dažniausiai ir nepajunta. Ir dėl to gaunasi tai, kad tas atotrukis tarp valdžios ir tarp to, vadinkime, apačios. Mes esame kalbėję apie populizmą, sakėm, kad problema gaunasi taip, kad vietinis milijonierius, kuris galėtų ir padėti daug ir sutvarkyti, jis vietoj to, kad sutvarkytų, jis tokią situaciją mato kaip labai puikų manipuliavimo lauką. Jis tada ateina ir sako, kam dabar lengva. Jis ateina, sako, pas tuos vargšus žmonės ir sako, eikim dabar mušti nacionaliniai valdžiai snukio. Ta prasme, dabar eikim, žinokit, aš viską ateisiu ir sutvarkysiu, viską jums čia sutvarkysiu, jūs mane dabar visi balsuokit, tapkit mano baudžiauninkai, dėl to jūs tenai maždaug, aš jums už tai duosiu pinigų. Ir gaunasi taip galiausiai, kad jis aišku juos apgauna, bet yra kaip apgauti, nes žmonės neturi iš ko labai rinktis. Gerai, pereikim prie kito klausimo. Praeito pokalbio metu mes kalbėjomės apie tai, kad yra globalinės tendencijos, kurios iš esmės yra reakcija į migracijos iššūkius. Ar ne? Ir tie migracijos iššūkiai įvairiose Europos šalyse ir galima sakyti Jungtinėse Amerikos valstijose irgi nelegali migracija yra didelis konservatizmo konsolidacijos klausimas. Reiškia, konservatoriai konsoliduojasi į tokią labiau dešinėje pusę, ar ne, iškyla radikaliosios dešiniosios jėgos, kurios yra iš esmės atsakas į migracijos iššūkius. Dabar Lietuva tuos migracijos iššūkius irgi yra patyrusi labai drastiškų būdų ir tokiu būdu, kur migracija buvo paversta hibridinio karo įrankiu iš esmės gretimos valstybės. Ir dabar mes irgi matome, sakykime, nacionalinio susivienijimo, negalėtume to vadinti iškilimu, bet vis tiek migracijos klausimas ir kitataučių klausimas ir kitataučių integracijos į Lietuvos visuomenę klausimas neišvengiamai bus labai svarbus politinės darbotvarkės elementas ir konservatoriams tai turi būti svarbu, kadangi konservatoriai veikia tame politinėme lauke, kuriame šie klausimai plėtojasi. Tai dabar, kaip jums atrodo, leiskit užduoti tokį klausimą, reiškia, kad mes reaguodami į migracijos iššūkius netaptume tik tai nacionalinio susivienijimo atspindžiu, kaip konservatorius turėtų reaguoti į migracijos iššūkius, lietuviškas konservatorius? Koks tavo atsakymas? Mano nuomonė, atsakas į migraciją turi būti pirmiausia formuojamas kaip pozityvi darbotvarkė. Kiek mes galime kitataučių integruoti, veiksmingai integruoti į savo visuomenę. Jeigu mes laikome, kad migracija yra tik tai kažkoks tai instrumentas ten pagerinti darbo rinkos situaciją, tai tuomet mes tik tai susikursime problemą. Nes gali būti super progresyvus, kalbėdamas apie migraciją, sakydamas, kad mes čia visus turime priimti, bet tai neišvengiamai sukurs atsakus, kurie galiausiai tam super progresyviam politikui jie bus nepalankus dėl to, kad žmonių reakcija bus visiškai priešinga ir tada jis stumtels visą politinį lauką link tos kraštutinės dešinės, kuri neišvengiamai perlenks lazdą į kitą pusę. Tai čia konservatorius turi būti nuosaikus, bet jis turi formuluoti politinę darbotvarkę, atsaką į migraciją kaip pozityvų iššūkį, tai yra kaip integracijos iššūkį. Kiek mes pajėgus integruoti žmonių? Tai yra, ką reiškia integruoti? Tai reiškia mokėti lietuviškai, nes didžiulis nepasitenkinimas visuomeniai kyla dėl ko, ką mes girdime, ta prasme iš paprastų žmonių. Jis sako, žiūrėk, Vilniui gatvėse aš girdžiu tik tai rusų kalbą. Tikrai centre dabar rusų kalbos daugiau negu mano vaikystės laikais. Ir tai gali sakyti, ką tu nekenti žmonių? Ne, bet yra natūrali reakcija, kai tu savo šalyje
girdi svetimą kalbą, kuri, na, neišvengiamai asocijuojasi su Rusija ir taip toliau. Bet jeigu neformuluoji pozityvaus atsako į migraciją, tai tu visą laiką būsi gynybinėje pozicijoje, kurioje visą laiką galvosi, kad mes nuo kažko turime gintis. Tuo tarpu, jeigu formuosi labiau kaip pozityvę darbotvarkę, tai galima tada bent jau dalies tų baimių išvengti. Tai mano toks būtų atsakymas į jūsų. Aš prieš perdodama žodį Andriui iš karto pasakysiu, kad kaip vieną labai svarbią politikos savybę aš laikau politiko gebėjimą pasakyti, kad aš nieko to klausimu neišmanau, o vien jauseną spręsti jo negalima. Aš kaip katalikė nuolat gaunu ir būtent dabar sausis šių metų yra popiežiaus paskirtas melstis už migrantus, už žmonės, kurie netenka namų. Aš labai gerai žinau savo tautos istorijos dalį apie mūsų kultūrinį elitą, kuris į Amerikas išvažiavo po karo, kurie irgi buvo migrantai, buvo prisiminimuose Vokietijoje, tai išvis baisios patirtis. Tai aš visada, pavyzdžiui, labai atjautą turiu, aš ir bendrauju su kai kuriais rusų intelektualais, kurie čia sėdi išsigandę dėl to, kas vyksta namuose, ieško savo kalčių, ką jie nepadarė. Tai man toks yra labai jausenos dalykas. Aš tikrai stengiuosi negalvoti, tai yra sunku, bet aš stengiuosi negalvoti apie tos žmonės, kurie miškuose yra vadinami neteisėtais migrantais ir juos išvaro. Aš visiškai, jeigu man reiktų balsuoti ar taip su jais elgtis, aš balsuočiau, o po to grįžus namo verkčiau. Todėl, kad tai yra blogas elgesys. Tai mano atsakymas yra, aš nežinau. Tai, ką tu, Vytautai, kalbėjai, man viskas skamba gražiai, aš viskam pritarčiau, priimkime tiek, kiek galim integruoti, realiai integruoti, suteikti galimybę gyventi mūsų kultūrai adekvačiai. Aš, pavyzdžiui, nuo ko pradėčiau, pirmas veiksmas mano būtų uždaryti visas rusakalbės mokyklas Lietuvoje. Aš nesuprantu, kodėl ukrainiečiai, daugiau kaip pusė į Lietuvą atsikrausiusių per karą ukrainiečių, savo vaikus atidavė į rusų mokyklas. Niekaip nesuprantu. Aš iš viso visas uždaryčiau. Palikti nacionalinės mokyklas tik tai lenkų tautiniai mažumai ten, kur jie kompaktiškai gyvena. Taip? Kažkaip totoriai turbūt ten nereikalauja, nors irgi čia senai gyvena. Bet aš dar kartą kartoju, aš tikrai šito klausimo neišmanau, jis yra labai sudėtingas, reikia kalbėti su ekspertais, reikia kalbėti su tuo, ko mes praktiškai neturime šitoje šalyje, su gerai moralės klausimus išmanančiais žmonėmis. Tikrai tokių kunigų yra, ne visi ten pamyšę, kaip ten kai kurie, kur maršus remia, ir iš tikrųjų žiūrėti, kaip tai padaryti. Bet jūs sutinkate su tuo, kad migracijos klausimas bus labai svarbi politinė gija? Ypatingai, kadangi mes, šiuo metu dega Los Andželas, taip? Dega viskas. Suvokime, kad tai yra klimato kaitos irgi vienas momentų. Jisgi dega todėl, kad yra truputį sausiau negu ten normaliai būdavo, ir truputį klimato kaita tai paveikia, urbanizacija, ir ten tiesiog tūkstančius žudo. Ką darys žmonės Afrikoje? Jie eis į Europą. Suprantate, čia yra tikriausiai kito šimtmečio trendas. Mes turime turėti, išsiugdyti tam tikras jausenas, veikimo metodus, bet aš tikrai tikrai nespecialistas. Andriau, ar būnant politikui, tu jautei, kad migracijos klausimas yra vien tik tai ekonominis darbo jėgos klausimas, ar tu jautei, kad yra bandoma ieškoti atsako į migraciją kaip į kultūrinį, politinį iššūkį? Gerai, tai žinai, pradėčiau nuo to, kad tai turbūt, jeigu reiktų imti praeitą kadenciją, tai galiu gana ramiai sakyti, kad visais klausimais balsavau pagal sąžinę, bet migracijos klausimas buvo tas klausimas, kuris man sakytų, kur niekada nesijaučiau gerai. Žinojau, kad bet kaip balsuodamas nesijausiu gerai, nes klausimus aš girdžiau į krikščioniškas organizacijas, kurios sako, kad turime kažką daryti su to atstumimo praktika, bet iš kitos pusės, man elementarus ir, kaip sakyti, politinis sąžiningumas sako, tu negali priimti žmonių, kad paskui juos kankintum. Ta prasme, ar kad paskui tai virstų kažkokią tai maišalinę. Ir kai man netgi, atsimenu, Žmogaus teisių institutas prieš rinkimus atsiuntė, ar tu taip pat žiūri į ukrainiečius ir tuos, kuriuos per Baltarusijos sieną, aš sakau, aš negaliu taip pat žiūrėti. Aš žiūriu į vienus žmonės, kurie yra pabėgėliai nuo karo, kuriuos, žinai, kurie nori ir integruojasi. Kita vertus, aš žiūriu kaip į tam tikrą, labai baisų verslą. Jie tapo
tapo verslo dalimis, taip jie irgi aukos. Bet aš žinau, kad aš, pavyzdžiui, pats esu važiavęs ir rūko ir mes pradžioje žiūrėjom. Aš pats suprantu, kad jeigu žmonės, kurie, na, ir nenori, ir nelabai žino, kur patekė, ir nelabai žino, kaip jie integruosis, kad paskui jie tampa problema, mums jie tampa problema savo ir jie tampa problema politinė. Bet aš sakau, kaip spręsti šitą klausimą, man labai yra sunku, mano senelis, kai aš dabar, va, tik tai daugiau iš mamos, va, išsiklausau, va, per karą buvo priglaudęs rusą, vokietį, žydą ir lenką. Ta prasme, visą laiką, per visada, kai būdavo, kas būdavo, jis juos taip labai ramiai, ten iš esmės apie žydą, bet sako, buvo ir vokietis, ir rusas, kai paprasčiausiai kažkas nukentėdavo, jis paprasčiausiai priimdavo, jis niekada neklausdavo, kokia yra jo patirtis. Čia jie ne vienu metu buvo, bet jie atskirusi vaikas, nes tai buvo natūralu, vat, krikščioniška tą priglausti. Bet kita vertus, kaip daryti, na, sakau, čia aš tikrai pritariu Aušrai, kad čia yra labai paprasta pasakyti, mes jiems išspardysime subinės, nu, bet atleiskite, kaip. Nes šiuo atveju vienas, beje, geras pavyzdys integracijos, aš sakau, čia, vat, man įdomus yra afganistaniečiai, nes pats gerai, va, žinau, iš užimtumo tarnybos, tie afganistaniečiai, kurie buvo atgabenti per specoperaciją, kurie čia buvo visi ir jų tenai šeimos, bet tai buvo paprasčiausiai, jie atvažiavo, jie buvo motyvuoti, jie žinojo, jie atvažiuoja čia ir jie tikrai buvo integruoti, jiems buvo siūlomos sąlygos, jie kažkiek tai sugebėjo ieškoti darbo, jie norėjo. Čia yra tas pavyzdys, kai imigrantas atvažiuoja norėdamas ir žinodamas, kad jis čia atvažiuoja kažką daryti. Problema yra su daugybė migrantų, kuriems mes esame tranzitinė stotelė, pavyzdžiui, Vokietija, ir tada sakoma, ir galiausiai netgi buvo toks pavyzdys įdomus, sako, jūs juos laikykite laisviau žmogaus teisų. Nu, sakom, gerai, tai laikysim, bet mes žinom, kad jeigu juos pradėsim laikyti laisviau, jie visi pabėgs. Tik tai tada klausimas, ar čia sąžininga viską perkelti Vokietijai, kuri paskui juos visus, po kurio laiko... Nu, ir dabar turi didelių... Ir uždaro jau viską. Ne, tai, bet ir problema yra ta, kad, man problema yra ta, kad apskritai Europos Sąjungos laikysena, ji buvo tokia, na, labai teorinė. Mes būsime naujoji Amerika, mes visus priimsim, mums čia yra nesunku, teoriškai kalbėti tai yra paprasta. Bet aš pats labai gerai atsimenu, kai pradėjo pas mus pūsti migrantai per Baltarusijos sieną, kaip žmonių reakcijos pirmosios buvo, ne, gelbėkit, valdžia turi juos neleisti daryti, kaip pradėjo kažką tai valdžia su jais daryti, pradėjo rėkti, jūs su jais negražiai elgėtės. Ta prasme, problema, kad tai tas klausimas, kuris visada iškels politinių klausimų. Aš atsimenu, kai kalbėjau su Dalai Lamos atstovu Londone, kai jis buvo atvažiavęs į Lietuvą, mes kalbėjom, jis tikrai jau irgi žmogus, kuris supranta, kas yra tremtis. Ir aš kažkaip pradėjom kalbėti apie Blairą, kuris man šiaip tai toks atrodė simpatiškas politikas, sakė, aš jau labiausiai nekenčiu. Kodėl sakė? Todėl sakė, kad jis Britanijoje padarė tokią imigracijos politiką, po kurios atėjo Brexitas. Kodėl sakė? Nes Brexitas buvo reakcija į tą jau labai liberalią imigrantų politiką. Atrodė viską daro gražiai teoriškai, bet viskas baigėsi blogai. Tai va čia irgi klausimas tas, kad radikaliausiai liberalai atveria duris radikaliai dešiniai. Tai va čia šitas, kaip to išvengti, tai čia reikia labai daug sveiko proto, labai reikia drąsos, nes iš tikrųjų kartais priimti, balsuoti kartais už atstumimą yra tikrai labai yra sudėtinga, kartais labai sudėtinga iš tikrųjų, vėlgi, sakysim, netgi atstumimo klausimus, vėlgi yra skirtingi dalykai, buvo VRM ir buvo Socminas, ta prasme, dvi ministrės, kurios tvarkėsi tais reikalais. Tai visada aš labai džiaugiausi, kad Monika Navickienė tvarkėsi, tikrai ieškojo, bandė matyti žmogų, VRM bandė matyti grėsmę. Ir čia, ta prasme, čia irgi yra požiūrių klausimas. Nu, bet gal gerai, kiekvienas turi savo kompetencijų. Ne, tai taip, bet sakau, man labai sunku, ta prasme, aš džiaugiuosi, kad man nereikia priimti sprendimų. Gerai. Tai aptarėm vieną iš gijų, migracijos klausimą, bet dabar leiskit paklausti, mes dar turim laiko? 48. Mums nedaug, apie 10 minučių liko. Tai viena iš tokių kitų konservatizmo gėjų, kurios įkvepia konservatorius vakaruose, bet kur Lietuvoje yra laikoma, kad tai yra labiau kultūrinis importas, ar ne? Tai yra tas vadinamas wokeness klausimas. Wokeness tai yra ta vadinamai
prabudusiųjų kultūrą, kuri susiformavo kaip reakcija į rasinę diskriminaciją pirmiausia Jungtinėse Amerikos valstijose ir paskui buvo išplėtota tos kritinės rasių teorijos, kuri kalba apie struktūrinę priespaudą, apie priespaudą, kuri tiesiog perauga per institucijas ir tada diskriminacija tampa institucionalizuota. Tai čia kalba eina ne tik tai apie rasinę diskriminaciją, bet taip pat ir moterų diskriminaciją ir kitą lytinę orientaciją turinčių žmonių. Tai šis klausimas, na pavyzdžiui, Trumpo rinkimų kampanijoje, tai yra labai aiški politinė gija, kuri yra natūrali reakcija paprastų žmonių, kurie sako, žiūrėkite, šitas jūsų keliami klausimai yra siauro universitetinį išsilavinimą turinčių miestų gyventojų darbotvarkė, o mums tai yra visiškai svetimas klausimas. Mes nenorim apie tai girdėti ir mums tai yra visiškai svetima. Lietuvoje šitą reakciją prieš Vauknes tai turbūt atstovauja tik tai Bačiulis su Ramanausku ir atstovauja turbūt ne pačiu geriausiu būdu, bet gerai, bet tokios reakcijos yra. Kaip jums atrodo, ar šita reakcija į Vauknes, į tą vadinamą sąmoningumą, reiškia, Vauknes nuo žodžio awake, ar ne, kad tu nesi aklas, kad tu nesi užmigęs. Ar aš gerai patikslinsiu, bet man čia nėra labai viskas iki galo aišku, kas kalbama. Ar čia turima galvoje, kad būtinai turi atbūsti tiek, kad prisimintum, kaip tave anksčiau nuskriaudė? Turi būti sąmoningas, matydamas priespaudos formas. Kuriomis tave bando įkalinti. Nebūtinai tave. Ne, tave ar ten aplinką bando įkalinti. Čia yra tokia neomarksistinė teorija, kuri sako, kad visame kame yra priespauda. Tai žinojimas irgi. Tai aš čia... Tai gerai, bet... Tai leiskite man paklausti, šita gija šiuolaikiniams konservatoriams vakaruose yra gyvybingas, tokios politinės konsolidacijos pretekstas, o Lietuvoje, ar jūs matote, kad tai būtų politinės konsolidacijos pretekstas? Aš tai manau, kad tai yra svarbi tema ta prasme, kad Lietuvoje vietoj to, kad mes aptarinėtume kai kurias svarbes temas, mes jas labai subanalinam. Nes, pavyzdžiui, Vauknes ta tema, jeigu sakysim, tai buvo taip Vauknes sutapatinta, galima sakyti, su Laisvės partija, taip sakysime taip, ir sakymas, jūs priartėjote ar nepriartėjote, arba genderizmas, kai dar kartą irgi toks yra terminas, kuris turi ir savyje ir kažką tai realaus, bet dažniausiai turi visiškai nerealius dalykus. Tai problema yra ta, kad kai mes kalbame, sakysime, apie Vauknes, ir mums iš tikrųjų reikia kalbėtis kaip krikščionims, reikia daug ką čia aptarinėti, nes problema ta, kad viskas prasideda nuo silpnųjų gynimo, kaip aš sakau, bet dažnai baigėsi tuo, kad nauja ideologija. Kodėl, pavyzdžiui, aš tikrai suprantu, kad krikščionis daugiau net pat ir kaip susiformuoja visokios Šiluvos deklaracijos ar dar kažkas, tai aš suprantu tą tokį grūdą racionalų, iš ko jis išeina, nes jis mato, kad liberalizmas, arba Vauknės judėjimas kaip toks, jis labai lengvai tampa stipriųjų tokia irgi naujoje priežiūros visuomenė. Ta prasme, tarsi naujoji priežiūra, tai yra tokia mes, yra, kaip sakau, kaip bažnyčia savo laikų, Lietuvoje dėja kartais atkartojo TSKP, tai kartais naujoji bažnyčia, susiformuoja naujoji bažnyčia, kuri irgi labai mėgsta duoti pasmerkimus. Man kas labiausiai nepatinka Vauknės kultūrai, tai būtent tas tokia smerkimo kultūra, pastebėk kitame ir pasmerkti. Bet dabar aš dar noriu pasakyti dar šitame, matai, dėl mikrofono tai pradedi beveik kautis, tenai, žinai, duoti, neduoti, ar dar kažkas. Tai net ir mintis tada nubėgo. Gerai, tai prašau, atsiprašau. Tai čia yra, aš tik tai norėjau papildyti, nenorėjau tavęs pertraukti, bet kalbant apie tą prabudusiųjų kultūrą, vyksta nuolatinės varžybos, kas bus progresyvesnis, ar ne? Ta prasme, atsiranda poreikis pranokti vienas kitą savo progresyvumu.
Bet problema va tame ir yra su Vauknės arba panašiais dalykais tas, kad tada aš pradedu tiek ginti, neduok dievę, gėjų teisės, nu va šiaip arba visas, kad man visiškai nusispjauti yra į senutės teisės arba tik kažkokio tai kito teisės. Aš ginu tik tai tam tikrų kategorijų teisės. Dabar aš ginu tik saviškius ir aš tada labai žiūriu, kad ir aš pradedu darytis minties policiją. Ir labai natūraliai, kad žmonės pradeda į tai reaguoti, bet dažnai reaguoja net nesveikai, o būtent tapdami tada kraštutinės dešinės atstovais. Nors, pavyzdžiui, kai kur dabar apie Vauknės judėjimą, jeigu kalbam dabar šitame kontekste, tai žmonės labai kritikai sakė, kad Los Andžele tiek daug buvo rūpintasi Vauknės judėjimo ir tuo, kas turi dirbti, kaip turi dirbti, kad užmiršo vandens rezervuarus, kad sako, tiek atsiranda daug taisyklių, kad vietoj to, kad užmirštama, kad yra realus darbas, kuris yra daromas. Ir tas iš tikrųjų visą laiką dega ten. Taip, ir bet kad Amerikos tikrai yra problema, aš tikrai kartais susiduriu, kai rašau, kad Amerikos tas yra pasamdyme, kad būtinai turi ten atitikti 20 kriterijų, 100 kriterijų, kad ten, ta prasme, aš manau, kad Europos parlamente tai būdavo. Kad tai yra tam tikra reakcija, kraštutinė reakcija, kuris susilaukia atrankos. Ir aš dėl to, kaip konservatoriai, kaip tokie, kaip aš bandau vis sakyti, sveiko proto arba centro situacija, mes turime būti ta diskusijų erdvė, kurie nepamirštų, dėl ko atsiranda Vauknės. Vauknės atsiranda teisingai, nes vyrai muša moteris, kaip sakyti. Tai moterim iš tikrųjų dažnai būna... Gal nemuša vyrai moterų, kai kurie blogi vyrai muša. Ne, kai kurie blogi vyrai muša. Kai kurie blogi vyrai muša moteris, arba žiūrime, smurtas artimoje aplinkoje dažniausiai yra smurtas lyties atžvilgiu. Tai va, ir į šito mes turime žiūrėti, bet tai nereiškia, kad mes iš to turime, sakysime, irgi išvesti kažkokią tai tokią ideologiją, iš kurio išeitų, kad kiekvienas vyras yra grėsmė. Yra tokia ponia Vasiliauskienė, Lietuvoje, kuri yra įsitikinus, kad vyras apskritai visada yra neteisus iš principo. Tai čia yra irgi tokio vaukizmo tam tikras pavyzdys. Tai aš manau, kad vaukizmas kaip tos, čia nežinau, kiek mūsų auditorijai tas pats žodis dar bus pažįstamas, arba tas toks perdėtas, vadinkime, politinis korektiškumas, jis pamaitina ypač jaunąją kartą dešinės, nes atsiranda jauni, kurie kelia tarsi teisingus klausimus, bet tik tai jie, kaip sakyti, kaip aš žmonėms dėl genderizmo, kai su jais ginčiuosi. Iš esmės, jie sukuria patys savo šiaudinę tokią, kaip sakyti, kaliausią ir su jie kovoja. Aš nemačiau Lietuvoje genderizmo, to prasme kaip tokio. Aš esu visiškai tavo pusėje, dar net radikaliau. Aš manau, kad tai yra vienas baisiausių dalykų, kada kažkas tai be moralinio apsvarstymo žino, kas yra moralu. Čia yra tos paties kontrolės, to paties farizėjiškumo, nesvarbu jau kurioje tu pusėje. Kada tu vienoj situacijoje tai gali būti taip, kitoj situacijoje. Man, pavyzdžiui, frazė pati užsitarnavo, kabutėse, kad išprievartavo, kabutėse, primušė vyras ar ten kas nors. Taip negalima privartauti ir mušti, kad kaip bebūtų, taip, bet čia yra ribiniai dalykai, bet kai tu, pavyzdžiui, neturi teisės pasakyti, ir aš prisimenu, kokią sulaukė Matas agresijos kiek, kai jisai pasakė per olimpiadą, kad ten buvo iš tikrųjų situacija, kai viena lik ir moterim lik ir pasiskelbusi, akivaizdžiai vyras, dėjo moterį į veidą ir tipo nugalėjo. Ir jisai pasakė, nu jau viskas, pasiekėm absurdą, tai yra būtent jis pasakė, kas ten pasidarė, mes tave žmogum laikėm, tu toks, aš irgi šitą esu pajutusi, pavyzdžiui, nu tai ko jūs iš jos norite šitos katalikės, kitiems komunistė, vieniem katalikė, kol visi iš visų pusių neršta, aš galvoju, nu einu tuo nusaikumo keliu per vidurį šniurenu. Tai man atrodo, čia yra nesąmonė. Ir čia, man atrodo, čia yra ta pati inkvizicija viduramžių. Nu, ta prasme, kažkas tai žino, stebi ir pasako, kas yra geras, kas yra blogas. Ne. Ir žiūrėkit, ir kaip konkretų pavyzdį, šito aš galiu pasakyti šitos debilizmus, kartoju, absoliučius debilizmus, kurie vadinasi Lietuvos žmogaus teisių gynėjai apklausia būsimus politikus ir įvertina balais, kiek jie yra verti dėmesio. Aš Matui pasakiau, nu ir tu, Vytautai, gavai tokius vidutiniškus balus, gerus, bet nieko. Ir Matas, todėl, kad jūs keletą kartą buvo pasakėt, nežinau.
Ir aš kai mato pasakiau, kas yra, Negalima nežinoti. kad ne, jų supratimu ten yra trivialiai aišku. Jie suformulavo tau ir tau nėra ką eiti. Aš neatsakinėjau į tos testus, senai aš siunčiu juos, eikit patys atsakinėti. Tiesa, man labai patiko, aš savo sūnaus paklausiau, sakau, marazmas, kaip tu reaguoji. Nu, žinai, sakė, aš pas juos nuėjau, jie taip blogai finansuoja, jiems reikia padėti, jie padėti. Klausyk, Matai, sakiau, jie kliedės daro gal gerai, kad jie blogai finansuoja. Aš, aišku, šiek tiek ironizuoju. Tai aš prieš vaukizmą visom formom, dėl to, kad aš manau, kad tai yra vienas iš būdų atimti žmogaus didžiausias Dievo dovanas – mąstymą ir kritinį mąstymą ir gebėjimą susitarti. Tai yra, jeigu tu jau iš anksto žinai, kaip reikia mąstyti, tai reiškia, yra ten nuleisti iš Dievo, kurie jau ten kontroliuoja. Kristus leidžia mąstyti. Na ir yra kita O jūs pusė. neleidžiate, sėdi kažkokios moteriškės ir dažnai moteriškės gaila, ir ten labai viską pareguliuoja. Yra ir kita Dėl pusė. to neturim partnerystės, kad vienose vietose perlenkia, o kitose ten, kur iš tikrųjų rimtas klausimas ir tikrai turi būti tiems žmonėms suteikta, aš visą laiką sakiau, ne partnerystė, jie turi turėti teisę į santuoką, bet čia yra ir genetiškai įrodyta, ir moksliškai įrodyta, kad iš tiesų dalis populiacijos ir visose ten grupėse turi kitokias seksualinės orientacijas, mažiausiai apie tai diskutuojam. Bet tada išbėga į trasą kažkokios absurdiški ten klėdesiai ir viskas griūva. Ne, aš labai kategoriškai manau, kad yra didelė grėsmė demokratijai. Aš tikiuosi, kad po šito pokalbio mes kažką tai sukelsime bent reakcijas ir bent kas nors ant mūsų užpyks. Nes man tai... Kiek tada reiškia tvarkoj? Ne, nes man tai atrodo, kad yra, kai žmonės reaguoja viskas, nes mes patys, jeigu jūs atkreiptumėte dėmesį, mes patys ieškome, o nežinome dažniausiai. Būtent keliam klausimus ir nebūtinai sutarėme tarpusavėje. Ir kai kažkas sako, kad oi, bet viskas yra tvarkoj, tai man tada klausimas yra, tai tu turbūt bėgi nuo klausimą, jeigu viskas jau yra tvarkoje. Tai aš noriu pasakyti, kad mūsų tos vačraidos ar mūsų tie pokalbiai, kurie mes jas nusprendėme transliuoti, tai yra skirtos žmonėm, kuriem nori mąstyti, kuriems kyla klausimai ir kuriems reikalingi kažkokie tai paprasčiausiai pašnekovai, girdėt, kurie girdami, klausydamisi mus, dar kažką sukuria savo, dar pasiginčia ir jaučiasi kaip... Ir aš manau, kad šitą temą netgi mums labai verta, vėliau kada nors pamastyti, paskaityti, pažiūrėti, ta prasme, nes iš tikrųjų, aš pavyzdžiui, tikrai su dideliu malonumu nutariau pradėti ten skaityti visos ten New Yorkerį, dabar tik Atlantiką palikau, iš kultūrinio amerikiečių. Ir aš ten skaitydama supratau, kad problema yra gerokai didesnė, kad šitie žmonės žino atsakymus. Aš labai bijau žmonių, kurie žino atsakymus. Nes kas man yra vienas didesnių malonumų, ne prievolio, didelis malonumas skaityti Evangeliją. Kartais didelė problema yra, kai tu komentarus jau ten kitų skaitai, tai tada labai ginčiasi. Todėl, kad ten yra paradoksas ir ten parodo, kaip aš visą laiką sakau, kartais Kristus jums sako, pakelia paralyžiuotą į vieną kartą, jam sako, eik ir niekam nesakyk, ką aš padariau, o kitą kartą sako, eik ir sakyk, atėjo tas, kuris gydo. Ta prasme, dvi priešingos dalykos, tas pats veiksmas sukelia, dvi skirtingas. Tai va šitas... Tai įsivaizduokite. Kartais kelkite, o kartais neleidžiate. Įsivaizduokite toks elementas, kad po kažkurio tai laiko jūs čia aušros svetainėje pamatysite aušrą besiginčijančią su savo avataru. Tai va yra dirbtinio intelekto. Va čia bus pats įdomiausias dalykas. Jos tikrai nesutars. Va čia va tikrai dalykas, kad aš man atrodo yra. Aha, norėjau kažką tai išvesti ir pasakyti, kad dar bus. Dabar aš turėsiu apmąstymų temą. Aš kad bus visiškai atvirkščiai, kad bus visiškas sutarimas, nes dirbtinis intelektas viso labo niveliuos visą supratimą į tokį vieną bendrą vardiklį. Dirbtinis intelektas vieną kartą rašė tekstą. Maldeikienė apie mokesčius. 1,5 puslapio buvo taip, kad aš būčiau nežinojus, kas rašė. Bet po to dirbtinis intelektas nuėjo tokius laukus ir tokių nieko prirašė, kad aš turėjau jam daug klausimų. Taip, tai ačiū, aptarėm iš esmės tokias 3 didelės temas. Tai pirmiausia, į ką
ką turėtų saugot, kuo turėtų rūpintis konservatorius šiandieninėje Lietuvoje, šiandieninėje politinėje aplinkoje. Ir čia man labai patiko, jūs praturtinot mano supratimą iš tikrųjų, kad vat, ypač tais aspektais, kur sakėte, kad ta psichologinė savijauta ir taip pat ekonominiai nelygybės aspektai, kur žmonės jaučiasi atskirti nuo visuomenės, tada jie yra bejėgiai ir tas politinis neįgalumas savotiškas atsiranda ir nepasitikėjimas vieni kitais. Tai yra vienas aspektas, kur man atrodo yra labai svarbus šiandieniniam konservatoriam ir tai tuo turėtume rūpintis. Kitas klausimas, kurį mes aptariam, tai yra migracija ir be abejonės bus ir išliks svarbus šitas klausimas. Ir trečiasis, tas mūsų vadinamas atbudusiųjų kultūrinis importas, kuris dabar jau nuvilnyja, kaip maždaug mes visi esame pavargę nuo kultūrinių karų, tai tik tai rodo, kad dalis to politinio konteksto jis paprasčiausiai neprigijo kaip kultūrinis importas, nes jisai, taip sakant, nerado savo dirvos. Tai visiškai prisijungdamas prie Andriaus tokio rezumė, kad mūsų šios laidos yra skirtos būtent tam, kad mes paskatintume kitus mąstyti, jeigu kažkam tai padedam tai daryti, tai turbūt savo misiją ir išpildome. Tai labai ačiū ir Aušrai, kuri mus čia visus subūrė ir iki kito karto.